Sveiki, šiandien yra kovo 21 diena, 6:25. Tai yra jau antra diena, kai aš mokysiuos Pythono ir Django. Prasimoktų valandų skaičius 1,5, taigi nieko nelaukdamas ir pradėsiu. Kai baigsiu, duosiu žinoti. Savo mokymosi sesiją baigiau, tai dabar parodysiu, ką išmokau ir kiek padariau. Tai diena antra, mokiausi tą patį Harvardo kursą, tai dabar perėjau jau 1 valandą ir 15 minučių papildomai nuo vakaro. Ir ką aš šiandien išmokau, tai yra conditionals, if, else, if, visi šitie statementai. Tada daryti matematikos veiksmus, tai yra sudėti, dauginti, dalinti, pažiūrėti liekaną, kiek yra dalinant. Čia pačiam kodė daryti. Ir definėti savo funkcijas. Tai dabar aš parodysiu. Tai hello Pythono failas, tai jame darome iš esmės, kad paklausė, koks yra tavo vardas. Ir atsako tuo vardu, kokį va čia parašai. Čia yra name, tada name yra definėtas kaip tu. Jeigu nėra čia name definito hello funkcijai, tai tuomet returna funkcija šitą world dalyką. Mes galime net pamatyti, jeigu šitą failą parandam. Čia returna hello world, tai yra hello tuščio funkcija. Tai returna šitą default value. Tuomet yra inputas what's your name. Paklausiu, koks name'as, parašykime Rimgūdas. Ir grąžina hello name šitą funkciją, kas yra hello to you. Ir išprintina hello ir mano vardą. Einame į kalkuliatorių. Tai čia yra parašyta taip, čia square'ina, pakelia kvadratu skaičių, kurį rašom. Tai yra variable, mes variable nustatom kaip integer, tai yra kaip skaičių, kaip paklausia mūsų, kas yra x. Ir tuomet mes išprintinam, kad x pakeltas kvadratu yra funkcija x pakeltas kvadratu ir ta funkcija yra čia definita, kad mes returnam, kad n, šiuo atveju skaičius kažkoks, tai šiuo atveju yra variable x, kurį mes rašėm, yra pakeliamas kvadratu. Galim šitą irgi pabandyti. Tai pradžioje paklausė mūsų šitas inputas, koks yra x. Čia mes galime rašyti tik tai skaičių, nes čia yra integeris. Ir rašykime, pavyzdžiui, 10. Ir kai rašom 10, kas vyksta, tai jis paima inputą, įparčia variable ir tuomet tas variable keliauja pas mus į šitą funkciją. O šitą funkciją pakelia mūsų x kvadratu. Tai čia turėtume gauti 100. X pakeltas kvadratu yra 100. Tai einame dabar į compare. Compare funkcijų pradėjom naudoti conditionals. Lygiai taip pat mes įrašome, kas yra x, koks skaičius yra, nes čia integeris, koks yra y. Ir mes tada lyginam x ir y. Tai šiuo atveju, kas yra parašyta kodą, kad jeigu x yra lygus y, mes išprintinam x yra lygus y. Jeigu x nėra lygus y, tuomet mes išprintinam, kad x nėra lygus y. Einame p. Čia mes taip pat tęsime conditional. Tai čia gan panašu kaip į Excel'ą. Čia viskas kaip ir suprantama buvo nuo pat pradžio. Excel'ą gan panašiai viską darom. Ir tuomet parity. Taip, tai mes čia žiūrėjom, būtent naudojame šitą procentų sainą, kas reiškia, kai mes skaičių padaliname iš 2, kokia yra liekana. Šiuo atveju, ką sako funkcija, maino funkcija, mes pradžiai įrašom, koks yra x. Tuomet pažiūrime, jeigu x ir šita funkcija, o šita funkcija yra boolean, tai boolean reiškia, kad gali grąžinti tik tai dvi vertės, tai yra tiesa arba netiesa. Tai šiuo atveju, jeigu skaičių mes padiname iš 2 ir jis yra lygus tiesai, tai mes grąžinam tiesą. Jeigu mes skaičių padiname iš 2 ir negaunam liekanos, tai vadinasi liekana yra 0, tai grąžinam tiesą. Ir tuomet, jeigu tiesa, mes išprintinam even. Jeigu netiesa, tai vadinasi, kad kažkokia liekana lieka padalinus skaičių iš 2, mes grąžinam, kad yra odd. Einam į house.
Šitas man labiausiai turbūt patiko, daugiausiai panaudojimo galimybių. Tai pradžioje mes paprašome, kad žmogus inputintų pasirinkimą, tai yra koks jūsų vardas, ir pagal tą pasirinkimą mes galim jį priskirti prie Harry Potterio namų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes parodys aš failą. What's your name? Pavyzdžiui, jeigu mano vardas Rimūdas. Tai Rimūdas nėra čia defined šitai funkcijai, nes print Harry, Hermiona ir Ronas ir Draco turi priskirti savo vertes, o visi, kurie nėra šitie vardai, tiesiog paklausvų. Mes pabandom dar kartelį ir einam į Hermione. Tai va, tada išsiprintin šitas Gryffindoras. Taip, tai šiandien tiek. Darbus tęsiu rytoj.